dar? Nope. That's really good. Going Man jau strong. žino, strong visai tikrai kol kas laikos. Pagalvoju kažkaip, kad nutrūks greičiau. Nes aš vis užkabinu ir aš vis atbijau, kad nutrūks. Jo, kažkaip vis kažką darau ir baisu kažkaip atrodo, kad nutrūks. Bet kol kas, jau nežinau, kiek čia laiko, bet visai laiko. Tai sveiki atvykę į mūsų 9. Aš norėjau sakyti 9 podcastą. Ir pagaliau pasitinkame jūsų kalėdišką nuotaiką ir atmosferą. Pagaliau. Taip ilgai lauktas adventas atėjo. Nu, nežinau, ar lauktas, čia dar aptarsim, man atrodo, bet pasipašiau šiandien, noriu parodyti jums, nes paskui nesimatys. Christmas. Nežinau, kaip čia ar girdėjusios, bet my Christmas jumper with all I want for Christmas is you. Ir dar su parašu. It's time! Turėjom pradėti. Jo. Iš kur gavau šitą? Iš Sony Music, man atrodo. Don't remember. Man atrodo, jo, kad gavau vinilą dovanų ir šitą megztuką kalėdom. Čia gal praeitais metais, man atrodo. Net neįsivaizduoju, iš kur jis yra iš tikrųjų. Taip, original. Well, aš galvau, kad nesirengsim šiandien kalėdiškai, tai balta tema, spinėlis mano bus. Taip. Christmas tree. Christmas tree. Na. Jo. Tai mes tokias kalėdos. Ne, fainai, žiauriai. Lauki? Taip. Jau žinau, kad advento kalendoriai manęs laukia, gruodžio 1 jie laukia, kada aš juos pradarysiu. Tai žiauriai laukiu. Aš žiauriai. Nežinau, kažkaip tas Nykso advento kalendorius Home Alone. Man toks fainas jisai, kad jisai iš Home Alone filmo inspiracija. Ir šiaip, nežinau, makiažo kalendorių atidarinėti. Kaip fainai. Žiauriai. Nu ir aišku, dar šokoladinį turėsiu prietui. Kinderio mėgstamiausia. Dar yra laiko? Dar yra, bet me not, I know that. O gal? Nu, kaip sakoma, viltis durnių motina. Tiesa. Jo, man šiaip faina, tu biški, ten pradarėti, darytų jį, buvai pasižiūrėjus, ar šiaip matai kažkur, kaip jis atrodo ten viduje, tipo... Taip, nes jis atsidaro, žinai. Jo, tai šitą dariau. Ai, tai ten grimtas. Nu, tai veikėjai. Fainai. Žiūri fainas. Truko tik to pagrindinio vaiko. Taip kažkaip galėjo dar įpašyti kažkur. Bet tie fainai banditai, nu gal jie taip labiausiai ir atspindi, žinai, vis tiek viską. Bet šiaip žiauri fainai idėja, man labai aplamai patinka, kad Nyksas kolebina pastoviai su serialais, filmais kažkokiais, pastoviai. Yra, nežinau, kiek jau tų kolebų buvo. Vis kažkoks filmas ar serialas išeina ir Nyksas kolebina, sukuria tos limited editions, tai kažkaip, nežinau, patinka man labai faina idėja jų. Faina, aš irgi labai laukiu, kada kalendorius atidarinėti. Galvau, gal neištversiu ir atidarysiu kažkiek, nes nors ir žmonėm parodyti, žinai, kai gauni. Bet susilaikiau ir kažkaip galvoju, tiek to, tai aš tai iš vis 31 dienos kalendorių turėsiu. Realiai. Su tuo after Christmas. Čia tai žiauri, irgi įdomi idėja, parodė aš taip. Taip, kad net nebuvau pagalvojus. Jo, kad egzistuoja kalendorius ir nuo kalėdų grinai iki naujų metų jau. Kas buvo keista tokia savaitė. Žiauri, fainai, nes tavo pasibaigs advento kalendorius ir aš tokia, dar vienas. Ir galėsi atidarinėti, žiauri, lauksiu įdomu, kas tam bus sudėta. Nu, tai realiai visą mėnesį atidarinėsiu kiekvieną dieną, reiks nepamiršti, aišku. Atidaryti, nes būna, kad ir pamiršti. Mačiau jau tik tokią ten pilną video, kaip visos, daugumą merginų atidarinėja įvairius advento kalendorius. Ir tai parodo, kas viduje ir, aš sako, ar apsimoka, ar neapsimoka. Ir man toks, aš tai, aš tai savo atidarinėsiu kasdien, žinai, aš vis tiek noriu tą pajausti. Taip. Ta excitementą kiekvieną dieną atidarinėti. O ne tiesiog išpakuoti viską. Dar buvau, kaip tik išmetę šiandien tik tokią video, kaip tą Nykso advento kalendorių atidarinėja. Sako, pažiūrėkim, kas čia viduje. Iš tokio, skip, nenoriu žinoti. Mačiau biški, kas yra iš nuotraukos. Bet... Aš irgi nenoriu žinoti, aš irgi pritariu tau, aš irgi nenoriu matyti, nes visi išspoilina, atrodo, ir taip, noriu pasilikti kažkokį tą. Aš taip kaip ir suprantu, parodo, kas viduje, kad tu žinotum, ar verta ar ne, bet tuo pačiu tai... Dabar viską pamatysi. Jo, kokia prasmė tada tuo advento kalendorių, jeigu tu viską pamatai ir ar verta ar neverta, tai rizikuoji, perki ir žiūri, tau patinka, kitais mes gal kitą perki. Žinai, kokį mačiau, James Charles atidarinėjo benefit kalendorių. Gal tą patį, kurį mes žiūrėjom, nežinau. Neužsitvirtinau, o čia tas pats, nes, žinai, jisai iš Amerikos, gal ten kažkas tokio yra. Taip. Tai ten jisai atidarinėjo, žiauriai nepatiko jam, nes tokio dydžio mini lūpdažiukai, daug tokių buvo, visos priemonės va tokios.
Keli buvo normalūs produktai Jo. ir visos tokios, kur sako žmonės, tipo, net ne mini sizas, o kaip testeris. Toks, atidaro toks dažiukas, mažiukas. Toks. Rimtai, ir jaučiu kainą dar Žiauriai, neblogą. jo, ten apie iki 200, gal $100 kažkas tokio. Eina, savo, nu čia tai nusivylimas būtų. Nu. Va dėl to visai Niksas patinka, nes šiais mes girdėjau, kad Nu, nėra benefit. miniukų ir yra vien tik didelės normal size tos jau Va čia priemonės. tai Tai va tas kietai. yra fainai. Ne kaip Aš testerių turėjau, gauni. aš galvau, kad aš neturėjau grožio advento kalendoriaus, nu turėjau vieną kartą Nikso, čia gal prieš 2 metus, ne? Turėjau vieną, kaip pamenu, vaikino noras, išprašiau, kad nupirktų, bet čia žiauriai senai. Kokiu tu turėjai? Turėjau Nikso lūpdažių kalendorių mini. Jie mini lūpdažiukų buvo pilna, tokių irgi nedidelių gan. Taip. Jo, bet ten vien lūpdažiai buvo, tai realiai toks biški. Nu, Nu, tipo, nelabai, noris nes aš ten nenaudojau violetinės, tokios juoda, Jo. mėlyna, niekada nepanaudojau. Wow. Pilna tokių buvo. Na, iš tos pusės, žinai. Nu, labai bet tada įdomiai. buvo vis tiek kietai. Šiaip įdomu su tais advento kalendoriais, nes, nu, kaip sakai, ten verta, neverta pirkti, bet jo, dabar atrodo tiek daug tų kalendorių yra ir Taip. nežinai, kokį pasiimti, kokį pirkti. Nu, nes, vat gali labai nusivilti, gali daug sumokėti, bet tau vos net ten, kaip sakai, testerius įdeda. Tai Iš toks tos pusės pamąstymai. gerai tie reviewai. Kiti turi tokią nuomonę, kad, jo, tie reviewai gerai, kiti turi tokią nuomonę, kad iš vis, tipo, nu, šūdų sudeda į tą advento kalendorių, tipo, ir, žinai, ir nieko gero iš jų, tiesiog kaip pigiau padaryti, bet, tipo, kaip iš, nu, iš tos marketingo pusės, kaip parduoti, žinai, bet, tipo, ir pigiau, ir, tipo, žodžiu. Nes visada pabrėžia tą, kad vertė yra ten 300, o jūs nusipirksite ten už 100 eurų. Nežinai, tipo, who knows. Žaidimas. Nu, bet vis tiek faina. Vis tiek fun, jo. Nu, Excited. Oi, So negaliu. Labai faina. Šiaip buvau pagalvojus, tiksliau, nu jo, šiaip buvau pagalvojus, kad toks paradoksas yra keistas, kad dabar yra žiemos jau tas metas, ane, ir šiaip, kadangi vakarai pailgėjo, ir dienos patrumpėjo, atrodo, kad viskas kaip ir lėčiau, bet mūsų gyvenimas pagreitėja, kai dienos patrumpėja, nes dabar yra tas kalėdinis laikotarpis prasidės, tai visi bėgom ir darbų pilna, ir ten dovanas pirkti, ir visas tas bumas, tas toks stresas, viskas, koks yra keistas paradoksas, sakau, kad tipo, kaip ir naktis pailgėja, dienos patrumpėja, bet mes visur bėgam, lekiam, tai toks man žiauriai įdomiai. Ai, kaip tau šiaip sekasi tas vat, laikotarpis. šiam laikotarpiu? Bet po to sausį vasarį visi, ramu. Grinai. Bet jau per daug ramu net būna. Jo. Tai kaip tau sekas su šitu susigyventi, su šia tamsa žiemos? Kaip tave veikia, jinai neveikia? Visą laiką galvau, kad neegzistuoja rudeninė depresija. Bet šiemet galvoju, gal egzistuoja. Gal egzistuoja visgi ta rudeninė Arba taip depresija? sutapo tiesiog toks laikotarpis. Nežinau. Jo. Bet jau pradedu questionuot Questionuot. šitą dalyką. Jo. Tai jo, kažkaip, nežinau, liūdnoka. Na, aišku, čia turėjom ir saulytės kelias dienas, tai buvo labai faina. Tas tai tikrai šiandien švietė. Ai, ruduo labai greit praėjo. Magija. Tiesiog labai greit. Va, jau Jo. gruodis? Jo. Wait, kur lapkritis, pavyzdžiui, lapkričio nepajaučiau. Jo. Kur Žiauriai jisai, įdomiai. ką aš veikiau, kur aš buvau, nežinau. Tiesiog, nebėra lapkričio. Bet dabar aplamai atrodo, kad viskas taip. Tai aš labai tikiuosi, kad sausio sarsio taip praeis, žinai, nes va, Nieko nemėgstamiausi mėnesiai. Nu, labai įdomiai. Nu jo, sudėtinga šiaip. Aš tai, kai dar tas mano režimas visada banguotas, tai būna, kad aš ir dienos nelabai pajuntu. Tai toks. Bet sakiau, nes kiekvieną kartą būdavo ta tokia depresija. Bet ne depresija, bet depresija, ta rudeninė depresija, kaip mes vadinam. Tai atrodo, kad kiekvieną kartą jinai būdavo ir kiekvieną kartą aš grūzindavau ten, žodžiu, ir tamsu, ir jau nebėra nuotaikos, mūdo ir viskas, ir žodžiu. Bet šiaip kažkaip šiais metais nusprendžiau, kad nusistatysiu, kad, nu, negali man nei oras, nei va, ta tamsa sugadinti viso vaibo. Tai kažkaip, nežinau, kol kas visai normaliai sekasi, gal būna ten tokių momentų kartais ateina, bet šiaip palyginus labai gerai sekasi, kažkaip pozityv nusteikus esu ir kažkaip negazina manęs kol kas ta tamsa. Aiškus, gal ilgiau kaip pabusim su ta tamsa, gal jau bus, nu, čia tikriausiai tai ateis sausį vasarį. Vat man turbūt sausinė vasarinė depresija, nuskamba juokingai vasarinė, nes vasaris vasarinė.
Nu, tipo, ne vasaros, vasarinė. Nu, tipo, sausio vasario depresija. Po naujametinė. Po naujametinė depresija. Kai visi ten, nauji tikslai, oh my god, žinai. Ir tu toks. Nu, pakeisiu savo gyvenimą, darysiu taip ir taip. Yeah. Man patiko. Yeah. No, that's what I'm talking about. Eina, savo šiaip žiauriai miego šiandien noriu. Čia taip žiauriai į temą. Pragul kažką čia. Gerai, tai tu vieną. Papliurpsiu. Davai. Nu, tai va, šiandieną kalbėsim, kas man žiauriai patinka. Kokią temą random išsirinksiu. Grinai. Eina savo. Jo, kažką dar norėjau papasakot, bet nežinau, net į ką važiuojam. Man kažkaip šiemet, dabar yra jau realiai gruodžio pradžia bus. Nu, tai jau aš galvoju apie dovanas. Man niekad nėra tai buvo gyvenime. Nežinau, žiauriai keista. Bet laukdavau visą laiką paskutinės minutės daugmaž. Nustengdavau nelaukti paskutinės, bet tipo paskutinių savaičių išlaukdavau, netyčia. O dabar jau, tipo, galvoju, jau reikėtų dovanas žiūrėti jau kažkaip pat išakruotas. Tipo, nice, labai gerai, Agne, varyk toliau. Nu, šįmi mažiau streso bus. Jo, aš kažkaip pagalvojau, kad kodėl aš neperku per Black Friday. Nu. Kodėl? Yra nuolaidos ir aš tipo jų neišnaudoju ir aš perku. Aš esu iš tų, kur paskutinę minutę, tai jau paskutinę savaitę realiai perku dovanas. Paskutinės dienas gal kartais net. Tai šiais metais man irgi kažkodėl kikino, kad bet tai kodėl aš dabar negaliu, žinai. Tai aš jau esu nupirkus vieną dovaną, kas yra keista. Įdomu. Jo, čia ne per podcastą, bet jo. Galvoju apie kitas aiškus. Bet man keista, kad aš jau pirmą savo nupirkau, bet nes galvoju, reikia pasinaudotais pasiūlymais. Dabar tikrai naudokitės, ta prasme, čia didelė rekomendacija, nežinau. Man atrodo, kad nėra, vis dar yra tas didelis procentas, kur perka gruodį ir ten po to. Tai, nežinau, pasinaudokit, labai geras dalykas, nes dabar visų reakcijos ir ypač šį savaitgalį nebus jų. Mes visi kelsim šitą podcastą po Black Friday. Aš ir galvoju. Ir nežinau, kaip reaguoti, galvoju, ką? Mums reikia susitart konkrečiai. Taisyklės. Vidaus taisyklės nusistatyti, nes mes nesusistatom. Ir mes nesuprantam tą pačią. Pritariu. Tai va, tai žodžiu. Nu, žodžiu, kitais metais pasinaudokit Black Friday. Nes tai buvo, belia kaip gerai. Aš jau vienu pasinaudojau šiais metais, tai žiauriai happy. O dar kiek pasinaudot planuoju, tai nežinau. Net nežinau, ką pasakyti. Čia dabar. Va, aš norėjau kažką dar pratęsti apie tai, kad, nu žodžiu, apie tai, kad šiais metais jau stengsiu. Šiaip prašysiu dar sąrašų, nes labai esu iš tų, kur nenoriu dovanoti beleką. Noriu žinoti, ką žmogus nori. Ar ką vaikai nori ir panašiai. Tai sužinau maždaug, ko reikia, kokie norai, tai tada perku, nes, nu, pirkti irgi toks. Nebent jau ten širdies savo, žinai, bet vis tiek tas toks. Nežinau, dabar tas toks, kai užaugom ir tos kalėdos, tos dovanos, tas toks pasikeitė viskas labai. Žinai, vaikystė buvo, oh my god, dabar man kalėdos yra vienas didelis stresas. Visiškai. Tai va, labai, tiesiog, aš negaliu tiesiog, šitas buvo labai juokingas. Gyveni ir mokais. Agree. Kaip sako. Aš šiandien išplaukus būsiu, tai nepykit, iš karto perspėjau. Aš tai laukiu kalėdų, vis tiek kažkaip iš tėvų kažką gauni, kokią smulkmenėlę, man vis laik kokią smulkmenėlę tada. Visą laiką. Tai labai cute būna. Vis laik kažką pagalvoja ir toks jausmas man kaip vaikystėj. Vis dar būna tas kažkaip. Žinau, kad mama pagalvos, mama pasirūpins, mama džiugins. Taip, Fainai, labai. Šiauriai fainai. Nu, pas manęs tai turikščiai būna. Neimk, skatika. Grinai. Žiauriai įdomiai. Ko ten? Žiūriu, kad kaip suskilęs atrodo padukas. Jo, aš pamenu, kad jie suskilinėjo. Nuo ko? Nuo karščio tai buvo? Ką aš žinau. Įdomu. Vienas didelis brokas. Šiaip tik važiuosiu į Klaipėdą. Neužilgu. Ir, nu, man reikia išsiaiškinti, žinai, nes nieks nieko dar neplanuoja, tai mes keičiamės dovanom, lapelius traukiam šeimoje, ar mes čia visi visiems, dabar kaip čia kas vyksta, nieks nieko nešneka, žinai. Būsiu organizatorius. Kartais tenka tokia rolė. Organizuosi?
Reikia suorganizuoti Hebra, balsuojam, ką darom. Ja. Aš jau noriu žinoti, nes šiemet aš produktyvi, atsakinga, noriu su dovanom pasirūpinti anksčiau. Bet tik šiemet. Ne. Who knows? Ir kitais metais, ir kitais, ir dar kitais. Tikiuosi. Ok, žiūrėsim. Jo, aš irgi džiaugiuosi, kad pareina tas, kad iš anksčiau norisi. Čia turbūt per laiką taip. Iš pradžių būdavo stresas tiesiog, labai fainai. Mes taip pas mane šeimoje tai keičiamės visi. Vieni su kitais. Ir visada tai būna, tai neįsivaizduoju, bus čia reikalų. Šiais metais irgi. Kai didelė šeimyna, tai reikalų yra. Žmonių tik daugėja. Jo. Žmonių tik daugėja, biudžetas tik mažėja. Kas yra labai juokinga iš tikro. Wow, okay. O tai kada keičiatės dovanom? Kurią dieną? Mes griežtai keičiamės Kalėdų rytą. Griežtai yra pasakyta sesės, kad mes griežtai keičiamės per Kalėdas. Niekada nebuvo taip, aš taip vaikystė atsimenu, taip prašau per kūčias, gal galim išbagoju. Žinai, jau kai, nebetikėjau Kalėdų senelių panašiai. Ir šiaip labai tikėdaus, labai norėdavau per kūčias. Tai, bet niekada tai neįvyko. Visada, kad ir paskui kažkaip, nes anksčiau būdavo tas gal neišlauksiu. O dabar kūčias, fainai pasibūm, labai fainai, su šeima, pavalgiam, nueini miegoti, atsikeli, jau vaikai žadina, kad einam dovanų yra, žinai. Tai toks, o aš dar ten kol susikrapštau, nes nebėra to tokio excitemento, žinai, kaip būdavo anksčiau, tipo, ar anksčiau atidarys dovanas ar vėliau, jo jokios skirtumo, bet vaikystėje tai jo atsimenu labai skudėdavo širdelę, kad reikėdavo laukti tiek ilgai. Labai norėdavau per Kalėdas. Oi, per kūčias, atsiprašau. Tai atrodo tik vieną dieną, žinai. Jo, atrodo tik par naktį, bet tas miegojimas, tas toks neužmigdavo, vaikas būdama, žinai. Jo, o jūs? Fainai. Mes tai per kūčias. Netyčia kažkaip gavos. Ai, žinau kodėl. Netyčia. Nes važiuodavom per Kalėdas į bažnyčią 8 ryto, į kaimelį. Jep. Pats nemėgstamiausias dalykas sugadindavo Kalėdų rytą. Visada, ta prasme, keltis ankstų rytą. Jau kaip paauglė, žinai, tai man reikia ir pasidažyti, reikia šukuoseną pasidaryti, žinai, apsirengt gražiai Kalėdos, nes visą giminę kartu švenčiam Kalėdas, tai man čia reikia pasipuošti Kalėdos. O tai dar bažnyčia 8 ryto, tai išvažiuoti jau kokią 7:30 tikrai reikia. Tai kada man keltis, kad galvą išspalt, susiruošti, pasidažyti? Tragedija būdavo. Žiūrėjau, nepatikdavo, tai mes dėl to pradėjom per kūčias keistis dovanom, nes anksti ryte išvažiuojam į kaimą, į bažnyčią į kaimą, grįžtam tik vėlai vakare po visko. Tai nesikeisis ten 6 ryto dovanom. Jo, biškai gal keistai. Kažkaip gavos taip kad per kūčias pradėjom keistis. Faina. Tai aš prisimenu kažkaip, kad mes keisdavomos per kūčią šeimoje. Ir taip aš tau, žiūrėk, ką gavau. Jo. Aš laukiu Kalėdų. Jo, grinai. Agnė jau ten man siunčia viską. Aš laukiu belekai. Tu atvažiuoji kaimą. Jo, tada ką gavai. Žiūrėk. Jo. Grinai visada apsikeisdavom. Labai linksmai. Jo, ką gaudom. Žiūri, fainai šiaip. Man tai patikdavo, nes man tai nereikėdavo anksti keltis. Kaip anksti, bet ne anksti tiek, kad... Seniau nevažiuodavot jūs? 1 ar 2 kartus esam važiavę. Bet tik 1 ar 2 kartus. Ir tada gaustet, aš taip pykdavau. Tipo, mes ten bažnyčiai šalam, žiauriai šalta vidury žiemos. Ir tipo, tai man ten atvažiavo. Jasna galvoju, tai išsimiegoja, savo dovanas išpakavo, susiraš ramiai atvažiavo. O mes bažnyčiai turim tūnuoti ten, aš taip nerindavus. Tipo, matai, pas mus dovanų pakavimas Kalėdų rytą ir griežtai tai yra, nes kitaip negali būti, tai mes dėl to visat, kadangi nespėtume, tai nesikels ten, kaip sakai, 5 dovanų pago, tai mes atsikeliam 8 valandą, ten, žinai, kol išpakuojam dovanas, kol ką ten, tada, kai išpakuojam dovanas, tada tik einam ruoštis, tada visi susirašėm, ten dar kokią valandėlį užtrunkam, ten kavos atsigeria, visi ten vaikai pasidžiaugia dovanom ir mes tada važiuojam. Ai, bet smagu būdavo, nežinau, nevažiuoti. Tu man net snapus siūsdavai, man atrodo, anksčiau. Bažnyčia vėl. Dar klausai, kada tu aš atvarysiu. Nežinau, kažką jie ten sėdi, ramiai savo šneka, kažką veikia visi. Aš ten. Jo. Ir tas tada mes kažkaip vėliau atvažiuojam. Ir kadangi reikia abu kaimus aplankyti, tai pirmą mes susirenkam į mūsų bendrą kaimą.
Mes susivažiuojam vėliau, atrodo, pabūnam porą valandų. Ir išvažiuoja patys pirmi. Jo, ir išvažiuojam Ir patys. aš dar ten lieku toliau. Grinai, Tai neteisybė. Jo, žiauriai keista. Mes kažkaip greitai. Dabar iš viskai yra antra pusė, tai atrodo visų reikia apvažiuoti, ten per dieną bandai ten viską spėti apvažiuoti. Aš atrodo, yra antra kalėdų diena, bet kažkaip visi nori tą pagrindinę, žinai, ten susitikti. Antrą kalėdų dieną skirta draugam, kaip sakoma. Kažką pajapinti. Realiai. Nu, mums tai gerai, mes tai susitinkam per pirmą. Mes tai easy. Žiūrėjau, fainai. Nu, Ir šiemet susitiksim. nu, grinai. Kaip keista iš tikro. Augam, brestam, keičiamės. Čia, kad apie Supratau. kalėdas ir kaimus kalbam, tai dabar prisiminiau tą, kokia būdavo kančia. Nes kai mes atvažiuodom į kaimą ir norėdom gauti dovanėlių iš močiutės, mes turėdom... Ar tu dabar pasakys tą, ką aš irgi užsirašiau net, kad aš... A, ne, aš irgi užsirašiau, Nu, kad jeigu mes norėdom dovanų, mes turėdom sakyti eilėraštį. Trauma. Ai, ne, tiesiog trauma. trauma. Man trauma. Yeah. Iki dabar dar taip yra, bet nebe mums sakyti. Mes jau mum po tipo nebe palinkėjimo. vaikai jau. Eik, tu nežinau, aš kadangi labai nedrasi buvau vaikas. Šiauriai. Nu, aš I remember bijau when. žmonių, tarsi aš bijau, net prie giminių šnekėti, man ten 10-15 veidų, nežinau, kiek ten tada buvo. Daug. Nu, man, aš negaliu, aš bijau. Aš pasiruošdavau eilėraščius, aš ieškodavau, aš bandydavau juos išmokti, bet reikėdavo įsakyti, aš užfryzinu ir viskas. Agne, tai neįsisakyti. Nu, tai pasakyk, tai eilėraštį visi vaikai sako, aš... Ir neįdau, sako, tai negausi dovanos, kau ir nereikia. Jo. Ir nereikia. Kategoriškai. Kategoriškai, ne. Man nereikdavo, nu, tiek to, galvodavau. Tiek to, man per daug baisu būdavo, aš negalėdavau. O aš vargšas vaikas Tave paskutinę įkalbindavo. sekundę mane įkalbino, nežinodavo, kad mane paspardysi realiai. Perkeltinė žodžio prasme mane pastumės. Ir aš tipo išlemensiu tą eilėraštį. Tai aš pasakydavau, bet Agnė galų galia vis tiek gaudavo dovaną. Aš tada tokia, tai kam aš turiu sakyti, tada tipo lygios teisės turi būti, jeigu Agnė nesakė ir aš turiu nesakyti. Nu nes, ir aš kiekvieną kartą panikuodavau jau, man būdavo stresas važiuoti kalėdas, nes aš žinodavau, kad laukdavau irgi to. tai kas pirmas sakys eilėraštį ir aš... Ir tada, nuo jauniausio arba nuo vyriausio pradėdavo. Jo, aš būdavau Kaip jauniausia. pasisakdavo. Tai aš pirmą pasakydavau, tada tu praslyzdavai. Tai man te pasakė, Agnai, tak to duosim dovaną. Nois. Aš irgi nenoriu, aš jau ten rytą mokinus tą eilėraštį, be važiuojant kažkur kažką surasdavau. Ten kuo labiau augau, tuo labiau, žinai, šustriau, reikėdavo praslysti kažkaip ten po palinkėjimo pasakymį kažką. Bet mes vieną kartą dainavom. Jo? Nes aš bijau vieną ir tada, bet jau vyresnės biškai buvom. Ir kažkaip, man mes rodos, kad dainavom? sudainavom, gal We Wish You a Merry Christmas, gal tą dainavom, nežinau, bet kažką tokio trumpo, paprasto. Ir aš tiesiog ten, ir tu ten pagrindę dainavai, aš jaunuolis. Aš tokia, praslysta. Eina savo, man Jo. šitą kažkaip net gaminu šito, eina savo. Aš atsimenu, ar tu vieną eilėraštį tokį labai juokingą įsisakęs, bet aš neatsimenu, kaip jis tiksliai eina. Bet kažkas, kad bomba po eglę padėjo, ten kažką. Žiauriai juokingas, bet kur tu tokį radai? Ir vis tokia, ir vis juokės labai. Nežinau, tokia, mini iškarpos iš vaikystės atsimenu kažkokias, taip. Ok, aš irgi sunkiai atgaminu dar kažką. Tai, Kaip fun, negaliu, fun. Visgi toks, tipo. Fun, bet Nu buvo jo. labai baisu, stresas. Kaip čia, kai jau gaudom visus domus, jau būdavo fun, jau ten krapštydom. Galim dabar atsimenu. Dabar dar atsimenu. Į kitą kaimą man patikdavo dar važiuoti. Nes ten jokių eilėraščių, jokių stresų, nieko. Ai, tiesiog Ramiai, imdavau, jau nu. viską tau. Opa, Agne, happy, Laimingas vaiks, nu. kitą kaimą važiuoja. Bet aš atsimenu, kad dar mano dar viena nuoskauda, tai tu neturėdavai sakyti eilėraščių ir gaudavau dovanas ir paskui dar mums duodavo teta dovanų ir visada, kiekvienais metais aš gaudavau kažkokį tai, net nežinau kaip pavadinti, tipo dovana kaip dovana, bet man kaip vaikui. Man kaip vaikui būdavo liūna, nes Agnė gaudavo ten princesiškus makiažus, dėžutės, papuošalų, ten visokius tokius princesiškus, cute dalykus ir aš gaudavau tiesiog neatsimenu visko, ką aš esu gaus, bet atsimenu, kad vienais metais gavau, nes visas skirtingai, tai tipo mes panašus amžius galėjo tą pačią dovaną, bet atsimenu, kad vienais metais aš gavau kažkokį vėliavų žaidimą random, kur tipo man ten, nežinau kiek man ten 12 gal metų ir aš tipo kažkokį vėliavų žaidimą, gal net dar mažiau iš tikro.
Ir aš ten kažkokį vėliavų žaidimą gaunu, tipo, mokinkis vėliavą, žinai, tipo, Agne gauna ten papuošalų dėžutę su ten princesiška tokia fancy, pink. Nu. Čia gal man buvo atpirkimas, kada aš į bažnyčią įdau. Piktai žiūri. Nu, ne. Jo, įdomiai buvo, nu, nežinau. Man galim šiaip žiauriai paklausti, įdomu. Norėčiau detektyvą padaryti. Per šias Norėčiau kalėdas. žinot, kodėl vat, būtent būdavo skirtingos dovanos, dovanojamos. Žiauriai įdomu. Nes dabar taip Nes mes to pagalvojus. paties amžiaus, dvi mergaitės ir tipo... Jo. Žinai, kai dvinukam dovanoja būna tą patį, kad Jo. nespyktų, tai mes nu, tipo, mes Labai, tą pačią amžiaus jo. viską, nu, tipo... Jo. Ir taip, manau, tokias berniukiškos labiau būdavo dovanos, žinai. Tas vėliavų žaidimas, tai... Telekas. Ai. Aš vis dar jį turiu kažkur. Klaipėdai. Galima žaisti. Wow. Vaikam perdovanot galėsi. Agree. Aš dar vieną, jeigu apie dovanas šnekant, tokią nuoskaudą prisimenu iš vaikystės. Jo, tai aš atsimenu, kad aš žiauriai norėdavau, nu žinai, iPhone'as būdavo reikalas toks, žiauriai norėjau telefono. Vienais metais ir prašiau telefono į iPhone ir sakė, jeigu būsi gera, tipo, gausi telefoną. Nu, tipo, aš labai ten stengiaus, bet man atrodo, kad aš kažką prisidirbau. Ir aš vis tiek tikėjaus, kad, tipo, tėvai, nu, tipo, su tuo pasakė, kad, tipo, nu, būsi gera, nu, bet, tipo, iš esmės vis tiek nupirks, tipo, žinai. Man atrodo, kad aš kažką prisidirbau vaikystėj. Žodžiu, tėvai laikė savo žodžio ir negavau aš to telefono. Ir aš vietoj to telefono buvo supakuotas šokoladinis telefonas. Ir aš atpakuoju. Žiūriu, šokoladinis telefonas. Ir aš tokia... Ta prasme, ir nebepadovanojo telefono? Ne, nebegavau telefono, man atrodo. Ne, negavau, jeigu gerai atsimenu. Man atrodo, kad čia buvo gera pamoka, kad jeigu būsi bloga, na toks, čia jau taip geras auklėjimas, jo, tipo taip jau, žinai, nepasidavė tam. Aš neatsimenu, ar aš gavau po to telefoną, bet tikrai per kalėdas grinai negavau. Taip, prasme, per kalėdas gaučiau, tipo, kad imk tą ir nors, nežinau. Bet tiesiog atsimenu, kad aš gavau... Aš bijau netai pasakyti, žinai, kažką, bet who knows. Bet žodžiu, jo, aš atsimenu kažkaip vis tiesiog tą faktą, kad išpakuoju ir tas šokoladinis telefonas iš tokia. Va. Ir visi išvengia. Paprenkino tave konkrečiai. Jo, jo, it was a prank. Parodyk savo kitą Oskarą. Šitą. Ai. Man pasirodė, kad akutė iškrito, nes jis čia šitoj šviesoj, tipo, toks atrodė labai nude. O jis nude pudra? Nežinau. Gal. Ai, nu jo yra. Jo, gal biški buvo apsitrišinęs. Oh, well, thanks. Nežinau, gal... Reik vis valyti, žinai, pastovi. Pametė. Anyways. Būtų sad. Čia normalūs vieninteliai, manau, skarai. Normalūs, nuo kurių nepuliuoja. Tai normalūs, taip, žinai. Jo, nes vis geri skyra nešiotos. Tai va, tokias mano nuoskaudos. Šiaip labiau atsimenu tiek kalėdas, nu, tipo, tėvai tai jau max ten. Šiaip dovanodavo. Jau max, ultra happy būt. Pas mus šiaip šeimoje kalėdos yra didesnis dalykas negu gimtadienis. Tai aš per gimtadienį, man gimtadienis tai būdavo, dovana, tipo, per kalėdas būdavo, wow. Visą atsimenu, kad žiauriai geras dovanas per kalėdas gaudam kažkodėl būtent. Nežinau kodėl. Man taip įsivystė yra dabar, kad irgi kažkaip, kad kalėdos yra ta didelė šventė, kai čia labai dideliam dovanom keičiamės, čia, oh my god, žinai. Man įdomu, kažkaip jo, pas mane kaip tik gimtadienis gal daugiau. Bet pasibėjus kiekvienais metais. Tipo, nuo vaikystės žiūrint, tai nuo mažų dovanėlių, tai visų, kiekvienais metais gerėjo dovana, žinai. Biudžetas tėvų didėjo, turbūt. Jo. O tikėjai kalėdų senelių? Tai yra ne tik ar tikėjai, nu, tipo, kiek laiko tikėjai? Kaip, ar sužinojai, kaip, nu, ar jis yra, ar jo nėra, kaip... Apie tą kalėdų senelį kažkaip memorizo neturiu, kad tikėjau, tai faktas, kad tikėjau kažkiek laiko, bet kažkaip neatgaminu to, ties kuria riba aš jau ne... Man atrodo, kad aš labai greit įsiaiškinau, kad nėra to kalėdų senelį. Nes kažkaip aš atsimenu, kadangi mes persikraustėm į namą 11 metais kai man 11 buvo metų, 11 metais, kai man 11 buvo persikraustėm, aš kažkaip jau nuo namo atsimenu, kad aš jau žinojau ir aš tiesiog maldaudavau, kad tiesiog per kūčias pakuotume tas dovanas tiesiog. Tai va toks klausimas, kad aš, man tiesiog nėra įstrigę visiškai kažkaip, ar aš neįsivaizduoju, ta prasme, kad aš nebetikėjau to kalėdų senelio, kažkaip visiškai, turbūt nepaliko jokios traumos, tu va. Nu, nėra, tai va, žinai, kalėdų senelio, oh well, dovanos yra, dovanos vis tiek bus, tipo, man tinka. Kažkaip šitaip atsimenu, tu. Wow. Nu, mes su broliu radom dovanas. Namie radom dovanas. Buvo, nežinau, kūčios, gal dieną prieš kūčias. Ir mes kažkaip namie slampinėjom su broliu. Nežinau, dar jauna buvau, maža gal. Ir visur slampinėjom, tipo, kaip prieškojom dovanų, kažką. Ir užuolaidas patraukėm. Mano kambarį. Ne mano kambarį ten.
kaip salionas būdavo ir už užuolaidų taip, žiūrim, stovi dėžės ir net nesupakuotos dar. Ir taip pamatėm, kas ten yra. Kokie žaislai, žinai, ir mes, magai, tipo, žinai, ar čia kalėdom, tipo, gal ne, gal čia kažkam kitam dovana, žinai. Tipo, mes tokie sas, laukiam kalėdų ryto, išpakuojam dovanas, abu susižvalgom. Supratom tėvai, kad čia. Nu, nes tas pačias dovanas buvo supakuotas per kalėdas. Eina savo, Tai aš taip galvoju, pagalvojus. Now I know. Eina Ir pamenu, sau. kai mes tada slampinėjom namuose ir pamenu, tėtis kažkaip užgaudė mumis ir sako, ką jūs čia darot? Eikit lauk, žinai, taip supyko dar, taip. Jo, Ko jūs čia pyksta, žinai, mes čia Nu. tiesiog, žinai. Bet jisai nenorėjo, kad Nu. pamatytume. Bet pamatėm. Užgaudėt. Eina savo. Bet šiaip dabar man tas toks, tai kaip vaikam atrodo tada, tipo, kodėl tada, taip, tai jeigu kalėdų senelis atneša visiems dovanų, ne? Tai kodėl dar tada ten mūsų tėvai, tarkim, perka kitiem vaikam žaislus, taigi visi gauna nuo kalėdų senelio, tai kaip vaikas, nu, tipo, mato ir masto tai, kad, tipo, suaugę žmonės kitiem vaikam perka dovanas. Bet šito niekad nepagalvojau. Man toks atrodo, labai vaikai keistas, ne? nemasto gal. Okay. Gal taip sueina, nežinau. Man atrodo, kad dabar tai šustresnė yra, tai vat labai įdomu, kaip jie mato šitą reikalą, nes tipo, tikrai labai įdomu, nes jo, taigi visiems atneša kalėdų senelis, tipo, ir tada tau dar pridovanoja dėdės, tai čia tipo, šiaip, jei, fun, tipo, dar daugiau dovanų, tipo, nu, galbūt dėl to. Toks tiesiog Įdomu. pagalvojau, tipo, nu, tai jeigu kalėdų senelis, tai prineša tiek, kiek nusipelnė ir viskas. That's all. Labai įdomu, Man tikrai. šiaip kalėdos patikdavo ir dėl dovanų, bet ir dėl to, kad ne tik gaudai kažkokią dovaną daiktą, žaislą, kažką, bet ir saldainių, kad prisirinkdavau. Tai faina būdavo, ir tu grįžti namie ir tu žinai, kad turi pilną saldainių ir dabar galėsi valgyti. Aš kažkaip Čia nebūdavau geras vaikas laikas. saldaininis, tai... Nes man vienintelio, ko nedrausdavo vaikystėje, tai saldainių valgyti, nes čipsai visada drausti buvo, dėl to dabar aš juos dievinu. Čia taip nei tema, vapšė, bet tipo, nu, neleisdavo man, ten šventė būdavo čipsus valgyti, ta prasme visiškai ten, aš nežinau, kiek kartų ten per metus valgydavau. Tai man saldainių būdavo, aš tiesiog buvo N laiko, kai aš tiesiog, aš nebuvau saldumynų, aš va tik dabar esu pradėjus vėl sugrįžus kažkaip šokoladą valgyti, saldainius, nes aš anksčiau visiškai nevalgydavau, tai man vaikystėje būdavo toks, ne, saldainiai. Tai va, nu. Man tai šokoladas, duokit. Bet yra, žinok, skirtumas tarp šokoladinių senelių, aš jau po to ekspertė patapau. Vieni yra skanus, kiti nelabai, net advento kalendoriai, tie patys pigiausi, tokie įtartinau skonio. Nelabai tokie, Pataupyti ant šokolado, toks tipo fake toks šokoladas. pieniškas, bet ne tas pieniškas. Kaip sakydavo, lenkiškas. Ui. Jo. Nu, nes tai buvo pigesnis, o Jo. Tai jo, aš jau ten buvau biškai atkirtus. Aš įsivaizduoju. Jau ten išpindėjus, po to buvau vyresnė. Ai, šitas neskanus bus paragauju, nevalgysiu. Nu, žinai, tu Agne Cash su savo bairiais. Šito Nu. nevalgysi? Nu, taip, o iš bėdos ne. Nu, suprantu, jo, neskanu, tu ką tu valgysi, ten neskanu, žinai. Labai įdomiai. Būdavo, tikrai būdavo. Nu jo. Tai tau tau pačiai labiau patinka kūčios ar kalėdos? Kūčios šventė dabar, tarkim. Nežiūrint, kad vaikystėje dabar gal. Dabar, ne? Nes vaikystėje turbūt visiems buvo kalėdos, nes dovanos. Nu, Jo. tipo, nebent va, kaip aš keičiu tas per kūčias, nu, bet nesmė tada. Jo. Man gal kūčios labiau. Kodėl? Todėl, kad nežinau, kalėdos man vienas didelis balaganas košė būna. Man per daug streso. Man patinka kažkaip, nes kūčias švenčiam namie su šeima. Visą šeimą jaukiai susirenkam taip cozy, žiauriai fainai, Ta žinai. patį žodį galvojau. Nu, visiškai cozy, ta emocija tokia, žinai, ten valgom tą baflį, ten sukalbam, Jo, aš irgi valgau tą šneka, vaflį. žodžiu, prieš, žinai, viską. Tipo, niekas nieko, ten, žodžiu, šiaip, nu, toks, žinai, kažkaip, nežinau, faina labai. Paskui židinį būna užkuria, žinai, tai va tas toks visiškas cozy vibas, ten prisivalgom prie stalo, tada visi ant sofos sukrentam, tada arba žaidimų žaidžiam, arba ten eina ten telikas filmai ant fono, mes šnekamės, nu, žinai, toks, nu, labai faina visa emocija, pats vibas tas. Tai man kūčios for sure šiai dienai būtų žymiai fainiau. O kalėdos, žinai, tas stresas, tu važinėjai vieną ten lokaciją, kitą, Daugiau vieną kaimą, reikalų. kitą. Nu, daugiau reikalų, tada balaganas, dabar iš vis, kai mes jau užaugom, dar daug
anūko nukėliu, žodžiu laksto, man toks vienas didelis chaosas, žinai, aš jau nebesprantu, atrodo, žinai, visko, tai toks. Aš dabar taip pagalvoju, man irgi kūčias, nes žymiai jaukiau, fainiau, ramybė, kalėdos chaosas, nes ypač mes kaip švenčiam kalėdas pas giminės, visos giminės susirenka, visi šūkoja, pilna žmonių, pilna vaikų. Tiesiog, alot vyksta. Jo, kaip per vienas namus. Bet jo, kūčias toks labai fainas vaibas yra kūčias. Ir, man tai kūčias ir tas dovanas išpakuojam. Tai va. Ką aš norėjau pasakyti, dabar tai pagalvojau, tai ne, kūčias, tai, pavyzdžiui, man tai fun, bet, pavyzdžiui, ten tėvai, tarkim, jie tai ruošias labiau, mama ten gamina, viską jau galvoja, ką čia reiks prigaminti, žinai, daugiau darbo. Ir taip galvoju, aš dar tikrai ilgai važinėsiu pas tėvus, žinai, kūčią švęsti, tikrai, bet kažkada ateis tas laikotarpis, kai aš būsiu ta mama, žinai, ta vyriausia, žinai, kuri gamins turbūt savo vaikams ir bus, rip kūčiom. Reikės ten, žinai, viską organizuoti, daryti. Nežinau, aš nežinau, kaip dabar su, darsime jau močiutės, belia kaip gerai gamina, ne, mūsų mamos. Viskas, grandis nutrūksta. Tai čia grandis nutrūksta. Aš nežinau, vienetai, ta prasme, tikrai nebegaminam, nebesimokinom iš mamų, mes kaip mūsų mamos iš močiučių mokinosi gaminti. Ir tas toks, reiks pagaminti bus, bolt, kūčių vakarienė, bolt. Jo, jeigu tas gyvenimo tempas toks išliks greitas ir visi busy. Tai va, tai toks žiauriai įdomu. Šiaip tu turi tada sugalvoti, tėve, tai dabar ką aš čia silkėjusiu, marinuoti. Kiek daug atrodo reikalų. Aš jeigu nepamėgsiu silkės dar per kokį 10, 20 metų, čia dar toli. Bet, tai nežinau, turbūt nevalgysim silkę. Tai aš tai negaminsiu. Wow, crazy. Aišku, negaliu šnekėti dabar, bet jo, silkę. Gal tavo antrą pusę valgy silkę, tai žinai, niekur neįdingsi. neįdingsi. Pats ir daryk ten, ką nors. Patalus ar pagalvis. Patalus ar pagalvis. Pas mus tai silkių patiekalų kokie 20 būna. Ne, man tai negaliu man. Viskas, tai ir tai svogūnai. O, svogūnai, jėmy. Čia svogūnų. Aš už česnaką. Aš keptų nelabai, bet tos original tai mėgstu. Man čipsai su svogūnų skoniu. Ir čipsai su svogūnų skoniu. Suvalgysiu. Pomidorus? Ne, bet kečupą. Iš tos serijos. Jo, tas įdomesnis, žinai, toks. Šiaip jo, žiauriai įdomu. Įdomu. Man, aš stengiuosi, žinai, kiek įmanoma padėti dabar tą stalą suruošti. Būna dažnai pasako kažką, mama, ką jau ten, tos turim tos tradicinius patiklus, tai jau pasako, ką reiks padaryti, tai jau bandau arba savo patiekaliukus, nes aš irgi to, kur visko nevalgo. Visko, tai daug ko nevalgau, tiksliau. Tai kažkaip vis tiek, nes ten mūsų grybais, aš grybų nevalgau, tai daug patiekalų su grybais, kadangi mėsos negalima, pas mano mamą yra griežtai, kad negalima per kūčias mėsos, tai aš jeigu bandydavau su mušteką sustepti su šlapenka, tai per pirštus gaudau, nei vienas negalėdom namie valgyti, žodžiu, nes yra tai viskas. 12 patiekalų daro? Jo, yra vis dar tas išlikęs 12 patiekalų. Šiaip įdomu, tikiuosi labai šitas neišnyks. Faina, kad šiek tiek sumodernėjo per laiką, nes mūsų racione 12 patiekalų atsirado suši. Tai žiauriai fainai, nes jo, dabar kažkaip pagaliau užsisakinėjom kažkaip pastaraisiais keliais metais su šį padėkus, tai labai labai faina, tik iš anksto reikia, žinai, suorganizuoti, bet šiaip žiauriai faina, tai toks man jau iškart, man patiekalo, žinai, aš tikrai valgau. Faina. Labai gerai, žinai. Paskui mano ten firminiai patiekalai, kas būna, tai krabai tešloj. Jep, pas mane irgi yra, ja. Visada. Tada piršteliai. Jo. Ant tiek, žinai. Geras. Jo. Aš dar valgau tą ryžių mišrainę, aš nežinau, kaip ten vadinas, krabų mišrainę, man atrodo, jinai vadina su ryžiais. Tai va tą mišrainę valgau, nes ten krabas, agurkas, ryžiai, kažkaip baltos mišrainės nevalgau, kas yra visiems, tu nevalgai baltos mišrainės? Taip, aš nevalgau žirnelių, sorry. Tipo, kaip ten žirneliai su šlapenka, su morkom kažkaip, žiūrėk, tas bulvėm, ten kažkaip, įdomus tas atsipt. Gal, kada nors, irgi, nemanau. Bet džiugiuosi, kad silkę valgau, nes bent jau silkės, bent jau pusę raciono valgau, žinai, savo pusę stalo valgau, žodžiu. Kaip ta žuvis vadinas, ta, kur didelė ta būna. Plekšnė? Gal? Jeigu plekšta, plekšnė. Ir ten būna, jinai pasūdyta su priskoniukais. Ta valgau, arba skumbrė, liukyta. Jo. Dar čia yra specifinis toks kaip alyvuogės ar kažkas, tai čia gali arba pribręsti, arba niekada nepribręsti galimai. Bet būna, mūsųgi sako, kad skonio receptoriai keičiasi, tai vis reikia bandyti ragauti, panašu. Aš bandžiau grybus ragauti vėl, bet man ta konsistencija, vis dar man neskonis nepatinka, išsiaiškinau grybų konsistencija, tiesiog nepatinka tas toks tižalas, nežinau, tas grybai, bet ką galiu valgyti, ką išsiaiškinau, tai kad sriubą trintą galiu valgyti grybų, labai skanu ir patinka.
Tai vienintelis, ką aš galiu su grybais valgyti. Nu, dar pisa iš bėdos, kai būdavo ten gimtadienį ir visi ten fancy vaikai valgo su tais grybais ir aš tokia, ir nėra kito pasirinkimo, tai valgydavau ir aš su grybais. Tai Čipsai su grybais, grybų skonio. Čipsai, tai nu, grybų skonio, tai beleką, su vaveruškom. Oh my god, žiauriai gerai, žiauriai skanu. Aš užsimaniau, gerai, pamiršau. Jo, pamirštam. Žinai, dabar pasakėjai apie sušius. Jo. Ir aš atsiminiau, kaip aš dirbau suši restorane vienais metais. Ir mane taip, nu, aš ten šiaip tik vieną žiemą ir tą pradirbau, realiai nedaug. Bet prasidėjo gruodis ir tas kalėdinis laikotarpis. Ir pas mumis būdavo tam mini restoraniukė, ten toks labai nedidelis. Turėdom ten muzikos aparatūrą, neatsimenu, ką ten diską dėdavom, man atrodo. Ir žodžiu, kol ruduo ten kažkokios dainos, keli diskai būdavo. Nu ir žiemą kalėdinių dainų diskas. Ir tu dirbi ten 10 valandų per dieną, tu žinai, nuo 9 iki 9 gal. Ir tą vieną diską, ir jis rotuoja visą dieną, tos pačios dainos rotuoja. Ir kiekvieną dieną, ir visos dainos. Aš jau sulaukiau kalėdų, aš net negalėdavau namie klausyti jau. Tų kalėdinių man. Buvo, ir tarsi minėt, tu tipo dirbi ir tu jau žinai, kokia daina, po kokios dainos bus. Automatiškai taip. Eina savo. Tai suprantu, pavyzdžiui, tos žmonės Akropolį, kur dirba, pavyzdžiui, tose prekybos centruose irgi kiek prisiklauso. Žiauriai. Oh my God. Pastoviai ten eina savo. Aš taip paklausau, bet žinai, tu gali tavo pasirinkimo, žinai. O čia kai skamba, tai eina savo. Tu neturėjai vinilo kalėdinio? Turiu kalėdinio. Oh my God, viskas. Žiūrėk, excited, to jungsi man klausyti. Gerai. Žiauriai šiaip excited, nes jau ten tos firminės kalėdinės dainos yra. Tai žiauriai faina. Irgi gaudavau kalėdom, kai jau gavau vinilo tą ir paskui, kai jau turėjau vinilo šitą patefoną, tai jo, tai tada... Aš būčiau pavadinus vinilo daiktą tą kažkokį, kur ten groja. Patefoną jo, kai gavau, tai paskui visi kažkaip pabiškai pradėjo man tos vinilus, tai gavau kalėdinį, tai žiauriai exciting. Ir šiaip turiu vieną, bet dar juokinga dovana, nes kai pirko tą kalėdinį, pasakojo, kad pridėjo ir kitą random kažkokį vokišką, tai turiu kažkokį vokiškų dainų vinilą. Kas yra žiauriai juokinga, nežinau, nei kart nebandžiau jo pasileisti, bet žodžiu, šiaip man labai faina dėl to, kai ateina tas šaltas laikotarpis, nes vasarą pastebėjau mažiau klausau, o dabar aš kažkaip dar, dar niekad nebuvau pasileidus, bet ateina tas laikotarpis ir dabar žiauriai noriu tų vinilų klausyti pastoviai. Tai, labai faina, man labai vaibas, vienintelis dalykas, kas užnisa, kad kas 4 ar kas 5 dainas reikia eiti, kartais kas 7, kad reikia apsukti plokštelę. Kas kažkiek dainų, nes tu, klausai, atrodo fun, žinai, bet, per telefoną paprašiau, žinai, bet vis tiek tas vaibas, tas garsas toks traškėsio, žinai, visai kitas vaibas ir jis kažkodėl ant šaltojo sezono, man užeina, klausyti vinilų. Tai labai šiaip fainas dalykas. Noriu dar daug į savo kolekciją. Kaip ir Billie Eilish paskutinio albumo, kurio dar neturiu. Tai. Okay, I'll keep in mind. Jo, su to maistu, tai čia nuėjom, nugrybavom, bet su maistu tiesiog yra, sakau, juokinga. Šiais metais, manau, reikės daugiau padėti, nes kažkaip žinai, mes jauni, turim energijos daug. Ką Džensi sako, mes visą tingim, pavargę. Žinai, bet reikės kažkaip padėti, manau, šiais metais daugiau gal. Kad kuo mažiau būtų mamai daryti. Tik aš žinai, kas sugebu vis tiek būnu dar dažnai. Mano mama visada kepa sausainius kalėdinius. Visada. Prasme, yra laiko, nėra laiko, nesvarbu, keps. Tai aš dažniausiai dekoruotojas. Sausainių dekoruotojas. Ir per Velykas irgi buvau grįžus. O Jėzau, ten tiek padėklų tų sausainių, nes reikia visiems išdalinti, visiems pridovanoti ir patiems, ir darbą nusinešti, ir tam, ir tam. Tai ten visą. Aš ten sėdžiu, sakau, ką piešti, ką nori piešti. Seniau būdavo, žinai, oi, čia reikia gražiai padaryti, čia atsargiai. Dabar, daryk, ką noriu. Aš ten sakiau, tokia verzioju nesąmonė. Geras. Fainai. Smagu. Žiūrėjau, faina. Jo, mano sesė irgi tai iš tų kepėjų, kur irgi būna pakepa sausainukų kokiu. Meduolį dinamą atsimenu, kaip darėm ir nesigavo kažkaip ten jisai paskui sustraiškė. Su tais meduolį namais, kiek kartų esu darę, labai sunkiai gaunas. Sunku. Nežinau, pasidavė mes ant šitą. Jo, mano mama yra ir kepus pati, kad tos išpjaustė tos formas tam namui, bet žinai, kai kepa, gali biški sukepti nelygiai ten ir tada ne vienodo ilgio gaunas kažkas biški netitikimai, tada nestovi tas namas, tai ką čia daryti dabar? Sudėtinga, žiauriai, su tais namais tai eina savo. Visiškai kosmosas. Oi, faina, aš laukiu daugiau sniego, noriu daugiau sniego ir žiauriai, žinai, ko norėčiau šiais metais. Žiauriai norėčiau paslidinėti nuvažiuoti, bet ar bus proga, labai abejoju, bet labai norėčiau, nes... Su slidėm? Su šita snowboard lenta. Nežinau, kaip jinai lietuviškai. Snieglentė. Su snieglentė.
žiauriai norėčiau, su slidėm nesu, man kažkaip slidės atrodo vyresniem, nežinau, man faina kažkaip tas, nu nežinau, kiekvienam aišku skirtingai, kiekvienas renkasi, čia dvi irgi barikadų pusės, bet aš kažkodėl noriu su snieglente, žinai, vėl grįžti, tai faina, nes 2 kartus ar 3 esu buvusi, tai šiaip visai neblogai sekėsi. Kažkiek baisu buvo, atsimenu, bet iš pradžio ant varlininko su instruktorium. Ir paskui žiūrėk, jau čiuoži. Bet ne į Alpes, nes jau Alpes, tai thanks, no, man tai mama papasakojo, ten belė kaip aukšti kalnai, žinai. Nu, žiūri, baisu, ten čiuoži 10 minučių, kyli 10 minučių čiuoži, no, thank you, man užtenka į Latviją nuvažiuoti. Nu, šiaip ir pas mus yra, Vilniuje čia. Tik vat dilema, kad viską nuomotis reikia. Ir aprangas su savo išaugus. Kas yra sad, biški daugiau, žinai, tada biudžeto reikia. Bet šiaip norėčiau tokią pramogą turėti, tik man sudėtinga, nes Edvinas niekada nėra buvęs ir jis nėra žiemos žmogus, kaip žinome, puikiai jis yra vasaros žmogus, tai kad man sakyti jam, kad jis rinktųsi vietoj šiltos kelionę paslidinėti, būtų sudėtinga įtikinti, bet gal reiktų pirmą nusivežti, pabandyti turbūt. Nu, gal patiktų. Gal patiktų ir tada užsihaipintų. Žiauriai norėčiau, nežinau, kaip tau tokios pramogos. Neturėjau niekada tokios galimybės paslidinėti. Norėtum pabandyti? Nežinau. Man baisiai atrodo, gal. Tai nežinau. Man irgi atsimenu, kad aš buvau išsigandus ganėtinai, kai užlipau, nes lenta, tai, nu, tipo, sako, man atrodo, kad su slidėm lengviau, vien dėl to, kad tu turi 2 kojas. Su snieglente tu prie vienos lentos esi prikabintas. Ir tu realiai krenti, tai tu krenti, tu kojų negalėt, žodžiu, judinti, žinai, atskirai. Tai va, bet man kažkaip nebuvo sudėtinga, labai panašu, gal, kad tos praktikos mes turim ir su skeitais važinėti, ir su redučiais visokiais. Man atrodo, kad yra kažkoks pas mus įgudimas, nes mes vaikystėje tikrai daug važinėdame su visom šitom transporto priemonėm. Tai kažkaip man atrodo, kad jisai išliko, žinai, ir kai reikėjo persijungti ant sniego ir nuo kalniuko, tai kažkaip kad liko, žinai. Dar kai išmokinos kaip sustabdyti, tai kažkaip, ant to varlininko kelias valandas ten pabuvau, atsimenu, ir variau ant to kalno, tas kalnas nėra jis jau tokių čiūčių, nesakau, į Alpes, tai bijočiau, reikėtų daugiau praktikos, bet į kokį paprastesnį, žinai, tai žiauriai faina nuvaryti. Labai faina. Tik mano vienintelė baimė, jeigu blogi keltuvai yra. O ant mažesnių kalnų būna ne tie, kur įsėdi ir tave užkelia, žinai, tuos, nežinau, kaip vadinas. O ten būna įsikimbi ir tiesiog varai į kalną, žinai, su jo. Ir vieną kartą buvo toks, tiesiog laikiklis, tipo, toks stulpas įsivaizduok, tipo, tave kelia, va taip, į kalną toks stulpas ir ant galo toks rutuliukas, nu, tokio gal dydžio, tipo, pasidėti šiknai. Tipo, jie apsižirgi, atsisėdi. Tipo, ir laikaisi. Laikiausi aš su savo snowboardu ir 2 nevaldomom kojom. Kaip pakilau, ta prasme, ant pusės kalno gal jau. Nežinau, nuslydau, nukritau, pradėjau ridentis, tentės pradėjo mane gaudyti, žodžius, tai žiauriai juokingai buvo. Nu, bet tu pusny pastringi kur nors, tai žinai, prisižvengi. Bet man labai patiko, nes labai išsikrauni fiziškai, tikrai pavargsi, tikrai daug energijos atima, bet toks malonus nuovargis yra. Po to, kai paslidinėjai ir po to, jeigu tu dar keliom dienom nuvarai. Labai faina, nes tu gali ten vieną dieną ant varlininko, kitą dieną ten, žinai, tipo, arba šiaip tiesiog vieną dieną paslidinėti, kitą dieną paslidinėti. Ir labai faina, kai po dienos visos jau paslidinėjai ten kelias valandas, žinai. Ir grįžti, tarkim, kokį medinį namuką pasiemi, žinai. Ir toks vaibas, atsimenu, kai važiavom, medinis namukas, ten sušalęs grįžti. Visas toks arbatėlė, žinai, atsigerti, tai žiauriai fainai, nežinau, tas toks vaibas, toks geras nuovargis ir pavalgyti nori, tai labai gerai, nežinau, tai senai labai buvau, tai labai norėčiau kažkada grįžti, excited visai. Nu jo, žiauriai fainas skamba, aš atsiminiau dabar šitą Emily in Paris, tą serijas, kur aš dar nepabaigiau, by the way. Okay. Bet žiūrėjai tą paslidinėti varą? Jo, žiūrėjau. Tai irgi, tai fainai, tas namukas, viską. Jo, tai nežinau, aš sakau, aš pati šiaip nesu labai didelė adrenalino mėgėta, aš nežinau, aš kažkada prisiversiu, nebent turėtų būti šalia žmogus, kažkokia kompanija, kur sakytų var, gal tada kažkas biški pamoktų kažką, gal netyčia. Aš manau, kad gal būnant vaikų biški man būtų lengviau gal buvę. Iš tos pusės, kad vaikai mažiau baimės turi išbandinėti dalykus. Tai tada gal pamatai, o dabar aš gali koją nusisuk, gali ranką, čia dar, bet čia greits, bet čia, toks, žinai, dar racionalumas atsiranda tų baimės. Šitos pusės. Tas jo, bet man toks, nežinau, vis tiek išlieka toks, žiūri, nori bandyti daryti, žinai, būtų šiaip žiūri faina, jeigu kokią šaiką važiuotų. Labai faina, bet šiaip iš aplinkos mažai kas slidinėja. Sad. Žiūri fainai. Atrodo, gali išmokti, aišku, bendruomenę. Jo, grinai, bet tipo,
Šiaip faina vien dėl to, nes, nu, Jėzau, pamečiau mintį dabar. Aš visą laiką išgirdau, vat, pavyzdžiui, jeigu mokykloje ar ten kažkur, kad vat, kažkokia ten mergina ar vaikinas, svarbu, klasiokas, nesvarbu, važiavo slidinėti per atostogas, tai man jie tie rich family būdavo, wow, jūs slidinėt važiuoja. Jo, nes, nu, tipo, mano tėvai, slidinėt? Ne, mano tėvai nėra slidinėt, manau, tikrai. Man toks būdavo, wow, tipo, čia rich family dalykas, pagalvodavau, žinai, arba kur kelionės keliauja, kažkokias, šiltus kraštus buvau per atostogas kalėdų. Wow, taip įmanoma, žinai, kaip iš filmų, taip, kaigi, tai nuošką kaime į bažnyčią. Jau. Na, ir taip važiuoju, kiek atrodo, bet šiaip, nu, tipo, dabar tai taip keista būdavo po to iš tos vaikystės, kai tu augi, kai tu supranti, kad čia nėra kažkoks wow dalykas, tau niekada nepasiekiamas. Jis pasiekiamas, sako, aš turiu turėti pinigų, tarkim, užsidirbti ir susiorganizuoti. Ir aš irgi galiu. Žinai, tipo, čia kaip su žvaigždėm, didžiausiam popstarais, biškiau čia nuo kalėdų temos. Bet, tipo, kur galvau, ten, Justinas Bieberis, tipo, visos tos žvaigždės, kad jos nepasiekiamos, jos lyg kitam pasaulyje gyvent. Nors realiai mes matėm Justiną Bieberį, man toks buvo, kaip taip įmanoma, aš iš mažos lietuvėlės, bet dabar labai džiaugiuosi, kad matėm, nes dabar jis sustabdė savo visą ir jam atsibodo ir jis pavargo ir aš džiaugiuosi, kad mes pamatėm, spėjom, bent į šitą traukinį ir Janus nespėjom, tai bent jau į Bieberą, kaip sakoma. Jo, šiaip, oh my god. Išvežė į mane tada. Ta Bieberio koncertą man ten buvo pirmas skrydis lėktuvu Anglijoje, pirmą kartą tokioje arenoje, tokia žvaigždė, ten visur varėm, tą kalėdinį miestelį matėm, aš ten buvau, wow. Šiaip žiauriai faina, žiauriai faina. Jo, žinai, pas mane irgi nebuvo tas, kad ten irgi, aš irgi į kitus žiedau, nors aš irgi kažkur kartais išvažiuodavau, kartais pavyzdžiui, bet vis tiek į kitus žiedau, kad ten jie kiekvieną sezoną, kiekvieną kartą ten keliauja ir man būdavo, wow, tikrai rich, kaip sakai, ten, žinai. Bet vat, tas dalykas, kad atrodo, tu būdamas vaikas nesupranti, žinai, kai tu užaugi, tu tada supranti, kad tu gali pasirinkti pigesnę kelionę. Tu gali pasirinkti brangesnę, tu gali labai laviruoti tarp to, žinai, gali pigiau nuvažiuoti slidinėti, nuvažiuoti Lietuvoje, nuvažiuoti Latviją, gali brangiau, gali varyti ten į Šveicariją, Italiją, kur ten tik nori, žinai. Tai va tas faktas, žinai, aš šiaip excited, kaip norėčiau, taip, nežinau, dabar taip pakalbėjom, taip norėčiau, visgi taip norėčiau. Nežinau, reiks trintis prie tėvų, man atrodo, jeigu nors susiorganizuos. Žiauriai noriu važiuoti. Žiauriai. Nežinau. Tai jiems primins. Aš irgi norėčiau kalbinti savo draugus, bet va, pas mane aplinkoje irgi. Visi sakytų, jaučiu beslidžiai. Aš tau ką galiu pasiūlyti, tik tai su pačiūžom, pačiužinėti ant leduko. Nutinka irgi. Aš tai turiu savo pačiūžas, reiktų pasimti. Bet kažkur slidinėti. Ką? Žiauriai į temą, bet žinai. Žiauriai į temą. Nu, tipo truputį į temą. Okay. Bet man visada skaudėdavo pėdas važiuoti su radučiais. Man žiauriai skaudėdavo su pačiūžom čiužinėti. Ir tipo visi čiužinė ir visi, nu jo, nėra patogu labai, bet tai normaliai. Man 5 minutės aš jau ten prisėskim, aš nebegaliu, man taip skauda. Šiais metais įsiaiškinu, kad plokščiapėdystę turiu. Ir viso jasna, kodėl man ten skauda tas pėdas. Ir dabar taip galvojau, tave pačiūžęs pasakiau, taip, galvojau, jo man skaudėdavo, bet dabar žinau, kodėl. Tik, žinai, man vidpadį reiktų įsidėti ten. Galimai. Įdomu. Turbūt. Nieko, pakentės. Sako, pakentės. Jo, kodėl atsistosiu ant pačiūžų ir vėl bus, bet reikia varyti, tada varom. Kaip tik bus Vilniui. Bus ir Vilniui, ir Kaune, ir Klaipėdai, kur tik nori, galima varyti. Vilniui labai gražiai atrodė, bent jau iš nuotraukos, kaip aš ten parodė, tai man žiauriai. Aš mačiau ir Vilniaus eglutę. Aš mačiau, kad paugreitino. Aš prieitą podcastą parentinau, kad žiauriai lieva ir taip, kad Kauno gražesnė. Nu, nežinau, žinokit, vakar pačinžinau savo mintis. Nes visgi kiekviena detalė, supratau, kiekviena detalė kažkokią papildomą gali duoti pokyčio egliai. Aš irgi bet aš mačiau nebaigtą, man atrodo, nes dar ten stovėjo žmogus, ten krapštėsi dar, pakeltas buvo ant keltuvo, tai aš nežinau, dar gal ten kažkas dar bus, bet aš mačiau tos aplinkui, kur eina. Man viskas jau sold. Man patiko. Sold, man irgi užteko. Tai aš iškart fainai. Kiek tai užtenka, žinai? 2 tokios va. So, I was like, cool. Jo, jau excited atvarytą glutę pažiūrėti. Žmonių, vėl čia pribubasų prigalvojo, ką jums reikia. Jo, galvoju, kaip laik nepasitenkinti. Žiauriai fainai man. Nu, žiauriai fainai. Va, dar mano noras būtų į New Yorką per kalėdas. Kalėdinį laikotarpį varyti. Va, čia tai būtų. Žiauriai fainai būtų. Nu, vienas namuose apžiūrėti spotus. New Yorko dalies. Grinai, tą eglę pamatyti, ten pačiužinė toje aikštė. Oi, kiek ten noriu. Ten vat yra Christmas vibas visiškas tikras. Kaip faina, negaliu. Oh my god. Bet dabar jau aš excited tas eglė.
Klaipėda irgi jau parveža savo. Ai, parveža, bet dar kol kas jokių Tikrąją. žinių, tai kažkai kada pošyje. Nu, tipo, kada tas bus. Neaišku, Dažniausiai turbūt. pradžiai būdavo, bet aš nesidomėjau, kada ten iš vis bus. Okay. Visas tas dalykas. O šita, kaip pas tave, su koinėm vaikystėje būdavo, kalėdiniam. Būdavo koinės, jo, būdavo. Tos koinės, kur pasikabinom, ir Jo. ten deda kiekvieną dieną saldainius ar kažką. Tai pas mane būdavo. Dėdavo saldainių mamos laikai, dėdavo kažkokių karts skanesnį, karts neskanesnį. Kokį snekersą gaudavau, jau būdavo šventė. Jau geras būdavo. Karts kokį ten paprastą vieną saldainį, bet, nu, tipo. Aš gaučiau sneakersą. Viskas paprastai ten, tipo. Yeah. Bet, tipo, mano broliui kaip ir buvo nesvarbu, nes jis vyresnis už mane 4 metais. Tai jam toks buvo, tie saldainiai, nu, tipo, yra, nėra, jam jis ateidavo, pasimdavo, whatever. Yeah. Man, aš žiauriai mėgdavau šokoladą. Yeah. Man. Ir aš būdavo, brolis net ten kokias 3 dienas ar 4 iš eilės neišsitraukęs nieko iš to koinės, ten tiesiog stovi tie saldainiai. Aš jau senai suvalgiau savo. Yeah. Tai aš būdavo kartais pastylindavau, žinai, vieną kitą. Ir tada kažkada pričiupo, žinai, kažkaip sako, kodėl čia nėra, žinai. Tada mamai pasakė, mama sako, Agne, negražu taip daryti, turi palikti, žinai. Neimti iš kito, aš sakau, sorry. Nesu niekada girdėjus. Brolis, tipo, nevalgė, aš galvoju, nu gal jis net nenorės, žinai. Aišku, galėdavau paklausti, bet aš nejau klausti jo, nežinau kodėl. Gal bijojau, nežinau. Nu, tai tiesiog esu vieną kitą kartą bandžius apsimest, kad nesužinos, galvau nepastebėjęs, gal. Girl. Nu, pavarai. tiek. Oh, wow. Geras. Linksma. Faina. Nu, pas mane tai... Irgi koinėm, turėjot irgi koines? visaip, jo, būdavo koinės, Cool. irgi turėdom. Fainas dalykas Faini buvo. laikai, fainas jo reikalas. Aš gaudau, mano tėvai pamiršdavo kiekvieną dieną įdėti, cash. Tai būdavo kartais kompensacija, tai jau kokį būdavo dovaną gaudavau, ne, tipo, žinai, nu, neįdėjom čia daug saldainių ar kažko, žinai. Ten kokį kinderį ar kažką ir tada žiūri, tai koks mikrofonas ir aš tau, wow! Žiūrėk, kiek Prieš kalėdinę dovaną Jo, jau. prieš kalėdinę dovaną. Tai žodžiu, faina būdavo labai irgi excited, pastoviai daug tą dovaną tikrint. Paskui jau kaip augau, tavam pradėjau dėti irgi koinį. O, That was cute. cute. Jo, vis turėdom ir tipo vieni kitiem, tai būdavo net per daug kažko reikia, tai tokių smulkmenėlių, bet labai cute, kažkaip man tos koinės, nežinau, fainai. Čia būdavo mūsų advento kalendoriai vaikystėje. Jo, realiai. Jo. Jo, čia būdavo mūsų advento kalendorius. Dabar sugalvoju padaryti va tos tokius, tai vis tiek exciting. Šiaip labai faina, aš labai mėgstu dovanot, actually. Jeigu turėčiau daug pinigų, tai aš tikrai dovanočiau visiems viską, ką tik sugalvočiau. Čia tam reikia biudžeto, man žiauriai faina daryti, aš praeitais metais dariau Edvinui advento kalendorių, praeitais metais, man atrodo, advento kalendorių, supirkau maišiukus, dariau pati DIY kalendorių. Tai buvo žiauriai fainas experiences, man labai patiko, tik kad su vyrai sunku, nes nežinai, ką nupirkti, ką įdėti, nes atrodo, visko turi, nieko nereikia jiems. 5 daiktų užtenka visam gyvenimui. Aš nežinau. Tai atrodo, faina būtų kažkam padaryti, bet nežinau, vat. Nežinau, tikiuosi, ateity gal savo vaikam galėsiu daryti jau tokius, bet žiauriai fainai man šitie visi DIY ir labai taip jaukiai, nežinau. Faina. Man įdomu, ar tas koinės daro dabar, kažkai dar kažkas. Nes dabar labai tas elf on the shelf yra, kur tos elfus ten daro, kad jie per naktį padirbo kažką, tai visi su tais dabar labai pasikūrė. Koinėm, nežinau. Mano sesė irgi daro tus elfus. Atsikeli ryte, pridarai ten. Fun. Smagu šiaip, įdomu šiaip, jeigu kažkada ateity vaikų turint, tai žiauriai įdomu bus, nu, tipo, oi, bet kiek reikalų, kai pagalvoja, ir su tais maistais, ten gamint, sakau, man įdomu šiaip, kaip viskas perspektyvoje pasikeis. Po 10 metų šiaip, kaip viskas atrodys, nu, aš norėčiau visi, visai mūsų sukurti karta kažkokią savo šeimoje tradiciją, kažkokią pasidaryti minę, ir turėti savo, kurią po to galbūt mano vaikai darys ir tipo. Nu, kažką minimaliai, žinai, ne kažką kreis. Nežinau, ką net, žinok, bet šiaip buvau pagalvojus apie tai, kad vis tiek faina yra turėti tradicijas, kaip per kūčias 12 patiekalų ir panašiai, kurios jau yra pas mumis ten visokios tokios. Ir nepamesti jų ir kažką galbūt savo ten sugalvoti. Kaip fainai. O tas faina. Wow. Pavyzdžiui, turėti polaroidinį fotoaparatą. Būtų fainai, jį turėčiau šiaip. Ir per kalėdas arba per kūčias laik pasidaryti nuotraukus su šeima. Ir kiekvienas būtinai per kiekvieną, ten, žinai, tą kūčias ar kalėdas pasidaryti nuotraukėlę. Tada gali turėti, žinai, iš visų metų, kaip fainai tokia. Aš turiu polaroidą. Didžiausia dilema būna, kad brangiai kainuoja tie lapukai. Ir tu, tipo, toks, labai svarbiom progom nusipirksi, tipo, žinai, toks biškis norėtų, tipo, dažniau būtų labai fainai iš tikrųjų. Cute. Žiūrėjau, fainai. Cute. Dar prisiminiau, kad reikia papasakoti apie mūsų nučiužinėjimą nuo kalno.
Ulala. Nieko labai daug, bet tiesiog yra įstrigęs vaikystėj momentas, kad varydom ant kalno čiužinėti. Kokie mes crazy vaikai buvo, niekas neprižiūrėdavo Ne, mūsų. atrodo, jo. Tu žinai, tiesiog, Nu, išėjai truputį lauko, visiškai. ate, mama į darbą, ate, Jo. daryk, ką nori visą dieną. Tipo. Grinai. Bet išgyvenom. Okay, bet išgyvenom. Užsiauginom skūras. Viską bijom. Gal tai Anxiety, būtų priežastis. Čia reikia pagalvoti. Bet tipo jo, kur buvo toks kalnas, kuris ganėtinai labai status buvo ir jis buvo į darželio tvorą. Bet tai kalnas realiai ten jau, žinot, ne tai, kad ten biški pačiožus jau nusileidus, bet taip status ir čia ir iškart tvorą. Nu, taip va. Tai čiuožiau kojas, stengiasi laikyti viršuje. Kojas jau, jo, kad į tą tvorą. Pim! Nu, atsitrenks. Toks, žinai. Jo. Okay, Man labai labai nepatikdavo ta vieta, jeigu kažkaip kaip ledas tapdavo. Žinai, nes taip, kur ant sniego dar ir kai per daug pričiažinė, jau kažkoks ledas ten susidaro, nežinau, ir žiauriai slysta, žiauriai greitai, žiauriai baisiai ir dar grandos subinė. Dar priklausomai su ko čia žinėjai. Bet aš pastoju su pašikniuku. Su rogiam, ką žinau, kiek aš ten atsimenu kažkaip. Nelabai. Širgi. Net padangų neatsimenu, jokių, ko turėčiau, o taip norėjau, atsimenu, svajau, ne, su pašikniuku eidau. Visą nušalusią subinę. Nu jo, smagu buvo. Nu, buvo vienas kalnas pas mumis ir kur kalnas ir iškart gatvė. Ir čia žinėdavo vaikai ten. Aš asmeniškai moras nečiažiau ten. Bet pamenu, būdavo, eidavau ten pro šalį ir močiutės laikydavo, nečiuoškit, drausmindavo vaikus tos, nes tiesiai į gatvę. Nu, ta prasme, alio. Wow, crazy vaikai Įvykis iškart. visiškai. Nu. Einu savo, sunku patikėti. Darydavom, ką norėdom. Smagi ta Man, vaikystė. žinai, šiaip. pavyzdžiui, mokykloj, kas nepatikdavo, žiema, kaip prisninga, faina, Jo. bet man taip nepatikdavo, nes po pamokų negalėdai namo eit. Nes visi berniukai, sniego gniūžtas ir kad tik apmėtyt mergaitės. Eina Ir savo, man taip, ir tu net nesbėgdavai po paskutinės pamokos rengtis, bet tu net nespėjai pabėgti. Trauma dar viena. Jo, net nespėjai išeiti iš mokyklos, jau visi ten žiūri, Jo. chaosas, nes vidinis kemelis, toks mūsų mokykla buvo ta iš apvalių. Jo. Tas vidinis kemelis, tu turi jį visą išeiti ir kad išeitum iš mokyklos. Ir ten vyksta mūšis sniego, eina savo ir aš sėdžiu, sakau, nu jo, tik čia dabar laukti reikės. Net nenorėdavau, nežinau, man, aš sakau, bauginta buvau visko gyvenime. Nu. Žiauriai neauku buvo ir pamenu, net vieną kartą langą išdaužė. Jo. Eina savo. Bijodavau eit. Kaip taip? Visą laiką eini. Bet Nemesk. berniukai visat prisidėti mėgdavo, tai kad langą išdaužė, tai nenustabu. Nu, baig. Arba, ne, tai dar mėtyti gniužtas, bet būdavo ir sniegą murdydavo. Ir buvę ne vieną kartą. Nu, to man gal... Nebuvo, ne. Aš tokia labai straukdavau, laukdavau geriau ir panašiai. Ir, tipo... Na, šiaip mane nelabai šis kažkas labai kibindavo, nu, tipo, kaip pasakyti iš blogos pusės, Yeah. ten kažką, va, ten. Yeah. O tai sniegą murdyti ar pasumti ar kažką, nes aš tokia šai buvau ir aš turiu teoriją, kad gal dėl to, kad aš tokia labai... Jo. Kaip angeliukas atrodžiu, žinai, nelabai ką kalbėjau, tokia visa. Tai Nelabai kažkas ir kažką man darydavo Jo, ar jo. bandydavo daryti, nes aš, tipo, ai, gal, žinai, pagailėdavo, gal Jo, aš jau visą laiką tokia. Kodėl aš apie tokią taktiką Toks- nepagalvojau? Ne, tai Tai tada pamurdydavo ne mane tas laikas buvo, konkrečiai. aš ir negalvojau, tiesiog man natūraliai taip. Tai aš bijodavau žiauriai visko. Ne, su išmautas sniegą ne vieną kartą, bet taip, nemalonu prisiminti. Nu, įdomiai su ta žiemos tam O mokyklai kalėdom. keisdavo tas dovanom. Keisdavomės. Keisdavos, Už ne? kažkokį biudžetą jo. Nes ir jie. Bet Būdavo neatsimenu, koks tas nesąmonė. biudžetas būdavo. Max 5 Kažkas litai. tokio. Litai Gal jaučiu iki dar tais 10 laikais. Max. Jau. Nu, nežinau, 10 būdavo, šiaip kan daugo, gal. Nu ir ką tu nupirksi? Strauki kokį nors Petrą ir ieškai tada. jam Eik, tu dovanos. žinok, nesąmonė. Nu. Nesąmonė. Man net būdavo svarbiau ne tai, ką aš ištrauksiu, o kas mane ištrauks. Nes jeigu ištrauks koks va Petras, tai šakės ir gausi ten, nežinau, koinę. Nu, tipo, aš pamenu vieną kartą, kažkaip gal tą vieną kartą tik atsimenu, kad irgi aš ten, nežinau, kažkokią mergaitę ištraukiau, kažką ten pasistengiau, ten atvirutę padariau ir dar, žinai, pasistengiau Yeah, su dovana, yeah. kad būtų cute už tą Yeah. mažą biudžetą. Ir mane kažkoks berniukas ištraukė ir gavau tiesiog nuotraukos remelį. Basic, paprasta, be jokių užrašukų, be nieko. Visiškai basiškiausia tiesiog nuotraukų remelį. Ir viskas. Ir kiti sėdi ten padukas, koks nors cute, žinai. Yeah. Nu, kažkokia ten smulkmenos, bet jos Yeah. bent jau cute kažkas. Yeah. Ir aš su to remeliu nuotraukų. Cool.
Ir tada nuo to laiko, oi, nesąmonė, nebenoriu keistis motyvų, galvoju, nesąžininga. Žinai, kiekvienas dės pastangų, kiek kitas. Nu jo, čia nepamatuojama, žinai, čia nuo vaiko priklauso. Nuo vaiko, labai. jo. Kaip keista, I was iš tikrųjų. Wow. Man šiaip toks keistas dalykas. Tai tu žinai, pridovanoji ten tų bereikšmingų dalykų, ypač, aš nežinau kaip tėvam, tai tipo, vaikai gal dar pasidžiaugia, tada tipo, vaikai parneša namo ir tipo, tėvai, oh my god, dar 25 padukas į namus, žinai. Tipo, toks juokingas labai faksas. Oi, bet linksma, žiauriai linksma. Bet linksma, o tai yra ir atsiminimas. Smagus tie prisiminimai, mes šiaip daug turėjom, tikrai, kadangi augom visą vaikystę, tai Nu, kartu tai daug užaugom. Bet daug ir įsitrynė man, aš kai esu žuvytė dorė, tai ne viską atsimenu. Bet labai tikiuosi, kad vis ten... Tu galiu pasakoti, aš daug atsimenu iš mūsų vaikystės. Wow, fun. Ko Aš labai tik tikiuosi, kad nebuvo. aš atsiminsiu vėliau kažkaip. Esu girdėjus, kad lyg ir senstant kažkaip grįžta tie vaikystės prisiminimai. Tai labai įdomu būtų. Nes kažkaip daug kas išsitrynė. O, žievuliukas. Netyčia. Nu gerai, paskutinis klausimas. Ar ne? Ne. Manau. Jo? Ne. Užteks. Ar užteksim? Aš teks išsipliurti, ar dar nori išsipliurti? Užteks, man. Nuvažiuojam. Ar darysi vienas namuose maratoną? Yes. Of course. Tai dabar pradėti, jau reikės pradėti, gruodžio pradžiai reikia pradėti. Tai jau mačiau, sekmanį rodys per teliką, tai jau jo, gali pradėti. Aš tai nežinau, ar žiūrėjus. Nu, aš pirmas 2 dalis sakiau, tikrai žiūrėsiu. Ką manau? Jo. Pirmas 2 dalis tikrai ir plus, nu, aišku, reikia, bet ne, aš tikrai pažiūrėsiu. Čia tiesiog yra spirit. Visiškai Christmas spirit. Šį sekmadienį, tai gal kalbinsiu mamą, jeigu... Klaipėdoj būsiu. Žinai, kažkaip vienai man nėra visą laiką to vaibo kažkaip. Nu, man reikia pasimatuoti, kiek spėsiu, nes Harry Potterį tikrai reikia pažiūrėti, nes Harry Potterį nesu normaliai žiūrėjus, tai man biškai daug nusimato, čia 7 dalis, tai oh my god. Tai va, nežinau, čia esi pagal galimybę, bet manau, kad pirmą dalį tai for sure, antrą manau reikia, nu, būtų faina šiaip. Nenoriu, kad šitas išnyktų kažkaip iš vaikystės, žinai, prisiminimu, nostalgija tokia, tai... Nes esu kelis metus nežiūrėjusi, toks pagalvoju, kaip sėda anksčiau žiūrėdom ir taip dabar toks, kažką norisi iš vaikystės vis tiek pasilaikyti, atrodo. Tai va. Na gerai, paklausti reikės tavęs. Pažiūrėjau. Ar sužiūrėjai? Vis, jo! Ai, nepapasakot. Ar nebus aš pažiūrėjau? Būtų keista, aš Būtų jo keista. Labai keista. Ai, bet faina. Norėčiau daugiau tų kalėdinių filmų, žiauriai daug yra žiauriai filmų, bet norėčiau tiesiog turėti daug laiko pažiūrėti. Bet, kaip sakoma, niekada nevėlu, tai... Mane pasodinsi ir įjungsi, tai aš sužiūrėsiu. Sužiūrėsi. Oi, įzin, dar sneka duok. Nu, tai va, reikia rinktis kalėdinio filmo peržiūrėjimą. Kurį žiūrėti, oi, labai norėčiau. Ką išsirinkti, žiūrėti, čia per kur pasijungti, žinai, aš tai ką, aš net nežinau, per kur žiūrėti tos filmus, kai kur, žinai, nėra jūsų. Okay, deal. Ir taip pat toks, dar viena, čia sėdit. Sutarta, darysime kalėdinio filmo peržiūrą. Reikia spėti gruodį. Tai kai grįšiu jaučiu. Ir paplanuosim kokį vakariuką pažiūrėti. Hooray! Kad nebūtų. Ir dar Wicked laukia! Yeah! Ai, tuoj. Tai tu grįši realiai ir toj ir varysim. Žiūrėt. Wow! Jau, wow. Kelias dienelės ir pamatysim. Pagaliau, nes jau matė kiti žmonės užsieniai. Nu, aš irgi noriu pamatyti. Kažkaip labai keista, kad taip vėlai pas mus. Bet ne vien pas mus, bet jau. Išlauksim. Tai gerai bent jau kažkaip, kad pasakai, kad sužinojai, kad bus ir angliškai, nes aš jau ir panikau, kai tu manęs paklausai, ir bus lietuviškai, ir aš tokia išversta, aš tokia... Nes man kaip ir visos pointas atrodo pasiklausyti visko ten angliškai. Taip. Nu, čia vaikam padaryta, žinai, bet fainai, kad tada yra galimybė, žinai, nes vaikai, kurie nespranta, jie galės žiūrėti lietuviškai, o žmonės, kurie nori tikrai, žinai, tikrus balsus išgirsti. Ir šiaip, žinai, suaugę, kurie nekalba, vis tiek irgi, jo. Angliškai tai. Šiaip tas tai fainai, kad padarė, uždainavo, perdainavo. Pridainavo. Žodžiu. Oi, nu labai faina. Toks mūsų kalėdinis spirit, nežinau, įsivažiuojam į adventą ir, nežinau, linkim jum gražaus advento iškart į priekį.
Linkim, švenčių. gražių Ai, švenčių, pala, gal gal dar per ne, anksti. tu biškį per anksti, girl. Ne, tiesiog gero įsivažiavimo, nepasilikit dovanų paskutiniai sekundai, kad Would be nebūtų nice. to streso, nesidarykit papildomo bereikalingo streso, padarykit, kad kalėdos, jeigu jums yra stresas, padarykit, kad tai nebūtų stresas, atsipalaiduokit ir pasimėgaukit šitų adventų magiškų laikotarpių, žodžiu, tikėkit, svajokit ir žinokit, išsipildys, nes dabar tikrai labai geras metas. Pritariu. No, that's what I'm talking about. Tai va, o šiaip ačiū labai, jeigu dar žiūrit vis, jeigu kiekvieną podcastą žiūrit, Max dėkingos, mes visada tai kartosim, per daug neįsivažiuojant, bet vis tiek norim kiekvieną kartą padėkoti. Tai labai nespyksim, jeigu paspausit like, paliksit komentarų ir Subscribinsit mūsų kanalą. jo. Ačiū labai už palaikymą. Susitiksime Labai greitai. labai greitai kitą antradienį. Taip. Ciao. Ada. I guess. Nežinau net kaip Jo, atsisveikinti mes visada. laiką. Čia, bye bye.